Gailutė Urbonaitė Narkevičienė, Jungtinių Amerikos valstijų Bostono lituanistinės mokyklos direktorė, lietuvių kalbos mokytoja. Lituanistinio švietimo mokytojo dėstytojo premijos 2021 metų laureatė. Sveiki, Gaila. Sveiki. Labas vakaras. Labas vakaras, labas rytas. Tikslingai sveikinuosi sveiki. Gerai, kad lietuvių kalba turi tų žodžių įvairių, ar ne, kur galim ne pagal metų laiką netgi pasisveikinti, nes skirtumas didelis tarp čia, kur aš esu ir ten, kur jūs esate, ten, kur jūs gyvenate, Bostonas, šalia Bostono, tai didžiulis tas valandų skirtumas. Tai gal pradžioje ir pradėkim nuo to, kur jūs esate ir kaipgi tas Bostonas laikosi. Gruodžio pradžioje su jumis kalbam. Tai kokia ta situacija, koks oras ir kokios nuotaikos ten? Gyvenu beveik daugiau nei 100 kilometrų į šiaurę nuo Bostono. Labai gražioj vietoj, miestelis vadinasi Amesbury. Ir šiuo metu stipriai sninga. Atėjo pirmoji šių metų pūga, vadinasi Northeastern, tai tikimasi iki 1,5 pėdos sniego čia, kur mes esam, tai bus ką veikti, išeisim sniego pakast, pasportuosim. Tai klausykit, visai lietuviškas oras ten pas jūs, lietuviška žiema? Lietuviška žiema, 4 sezonai, tai beveik sutampa su Lietuvos klimatu. Koks tas jūsų kelias į tokią tolimą vietovę, į tą tolimąją Ameriką? Kaip jūs ten atsidūrėt? Jeigu turi 4 valandas, tai galiu detaliai papasakoti. Neturim, bet trumpai, jeigu papasakosit keliais sakiniais, prieš kiek metų ir koks tas tikslas buvo? Tikslas buvo atvykti tam, kad mano vyras, Amerikos lietuvis, čia pabaigtų savo studijų paskutinį kursą. Mes susipažinome prieš daugiau nei 30 metų Vilniuje, kur aš buvau visai jauna, tokia naujai iškepta dėstytoja, nors jau po pažasčio turėjau savo pirmąjį lietuvių kalbos vadovėlį, parašytą drauge su dabar jau profesorė Loreta Vilkienė. Ir vėl čia peršokant keletą įvykių, atsidūrėme Bostone, iš kur mano vyras yra kilęs. Planas buvo po metų, kada jis taip savo mokslus pabaigs, grįžti į Lietuvą. Deja, taip neatsitiko, tiksliau, mes bandėm. 3 kartus mėginom grįžti į Lietuvą, bet buvom jauna šeima, kažkaip čia taip greitai tų vaikų atsirado, visi 3. Ir mums nepasisekė įsitvirtinti Lietuvoje, nes tiesiog trūko resursų, trūko laiko ir štai jau 30 metų aš esu čia, vaikai užauginti, daug vadovėlių išleista, mokykla, gyvenimas eina. Tai Bostono lituanistinė mokykla. Tas jūsų gyvenimas arba didelė gyvenimo dalis, turbūt nesuklysiu taip sakydama, ar ne? Tikrai taip, nes niekada, nors čia dirbau įvairiausius darbus ir vertėjavau ir komercinius darbus dirbau, niekada negalėjau pamiršti to savo tikrojo pašaukimo, esu lituanistė, kalbininkė ir visada tai buvo mano savotiška niša ir protui ir sielai, kur galėjau save realizuoti ir mačiau prasmę ir tikiuosi, kad buvau naudinga ir lituanistiniai mokyklai ir apskritai pasaulio lietuvių švietimo bendruomeniai. Žinau, kad ir mano sukurti vadovėliai yra plačiai naudojami ir žodynas ir, žodžiu, tikiuosi, kad gal kažką gero padariau.
Sakykit, ar sunku būnant emigracijoje, išeivijoje, išlaikyti ir puoselėti šeimose, mokyklose tą mūsų didelę tapatybės dalį kalbą? Nėra atsakymo vienu žodžiu. Ir sunku, ir lengva, viskas priklauso nuo motyvacijos, galų gale aplinkos palaikymo. Labai pastebėjau, kad ir šitie pastarieji dalykai per šituos mano 30 metų, jie labai pasikeitė, žmonių požiūris į tapatybę ir lietuvių kalbą taip pat keičiasi. Jaunesnieji, sakysime, 10-20 metų už mane jaunesni lietuviai, jaunos šeimos, jie iš esmės yra kosmopolitai. Ir labai daugėja mišrių šeimų, kuriuose irgi atsiranda daugiau šitų tapatybės sluoksnių. Tai ir sunku, ir lengva, sakau, čia kaip pažiūrėsi. Gerai, bet kas padeda, labiausiai padeda nepamiršti tos kalbos, nes ir tos lituanistinės mokyklos yra tam, kad užsienyje gyvenantis lietuviai ir lietuvių bendruomenės nepamirštų, vaikai, kitaip sakant, kad nepamirštų tų tėvų, senelių, prosenelių, protėvių kalbos. Tai kas labiausiai padeda šioje vietoje, nes aplinka tai juk yra kitomis kalbomis kalbanti. Tai vienas dalykas ir kas labiausiai trukdo galbūt, jeigu jums reiktų įvardinti. Padeda turbūt ta vidinė motyvacija. Aš galiu apie save kalbėti ir apie savo pažįstamų ratą. Padeda bendruomenė, jeigu stipri bendruomenė, tai ir dažniausiai stipri mokykla, kuri, čia toks tarsi, nesakyčiau, užburtas ratas, bet labai susiję dalykai. Jeigu nėra motyvacijos, tai išlaikyti ar kalbą, ar tapatybę yra labai sunku. Labai netrukdo, bet didžiausias iššūkis, sakysime, tai yra vietinės kultūros, vietinės bendruomenės, norėčiau beveik pasakyti, pagundos. Žmonės yra labai labai užimti, turi daugybę kitų veiklų, vaikai sportuoja, šoka, muzikuoja ir labai dažnai tiesiog laiko trūksta šitai lietuvybei, taip iš esmės palaikyti, ar ne? Sakysime, Čikagoje yra gal šiek tiek skirtinga situacija, nes visos šitos papildomos veiklos, ar ne, ir šokiai, ir Bostone yra labai didelė šokių grupė, bet galbūt tenai yra daugiau, sakysime, visų šitų papildomų veiklų iš lietuvių bendruomenės kylančių. Kitose mažiau skaitlingose lietuvių židiniuose vaikai dažnai lanko sporto klubus, kurie yra nelietuvių sporto klubai, ar ne, arba dainuoja nelietuvių chore, o kažkokiam kitam. Tai tos, sakau, visos papildomos veiklos atima labai daug laiko. Vaikai susiranda ten draugų ir sako, ką man čia tą šeštadienį ar sekmadienį keltis ir važiuoti į mokyklą, geriau pamekosiu, pailsėsiu, ar ne? Tai čia, sakau, toks didžiausias iššūkis. Man didžiausia motyvacija auginant savo vaikus buvo, kad aš kitaip negaliu. Aš negaliu su savo vaikais kalbėti angliškai. Šitą visą laiką jiems sakydavau, kad aš nesuprantu angliškai.
O aš nemoku, jūs man turi atsakyti lietuviškai. Sūnus 2 klasėje padaręs projektą apie šeimą, užrašė, kad mama labai mėgsta raugintus agurkus ir dažnai meluoja. Mokytoja pasikvietė mane į šoną ir sako, aš tave, noriu įspėti, kad čia vaikas apie tave tai parašė. Tai sako, kodėl tu, taip dažnai meluoji? Tai sako, mama visada sako, kad nemoka angliškai. Vadinasi, meluoja, ar ne? Taip, labai teisingai pasakė, taip. Labai logiška, bet jeigu jau taip rimtai, man pačiai buvo toks, tai kokio galo aš čia atvažiavau su tuo savo lituanistės diplomu, jeigu aš nieko su juo taip ir nepadarysiu. Ir tada pradėjau ir aš juokauti, meluoti, kad nieko daugiau gyvenime daryti nemoku. Tik tai mokyti lietuvių kalbos. Tai reikia tai ir daryti, ar ne? Daryti ką moki. Tai kaip jums sekasi, Gaila? Kaip jeigu jūsų paklaustų, kaip sekasi tos lietuvių kalbos mokyti šiandieną? Žinot, po šitiekos metų, dabar yra mano 26 metai lituanistinėje mokykloje. Šiuo metu jau nebesu visos mokyklos vadovė. Šiek tiek perdegiau, atvirai pasakysiu, pavargau. Bet tvarkau tik tai nuotolinį Bostono lituanistinės mokyklos padalinį. Šiaip labai didžiuojuosi visa mūsų mokykla. Ir nuotolinis padalinys irgi yra labai man arti širdies, labai unikalus, labai didžiuojuosi visais mokiniais. Jau šiuo metu turime 66 vaikus ir 22 suaugusius. Ir 88 žmonės. Didelis būrys ir pas mus mokosi, nuotoliu mokosi žmonės ne tik iš Bostono, iš visos Amerikos, net iš Kanados, iš Vancouverio, Britų Kolumbijos, Nebraskos, Nevados, Kalifornijos, žodžiu, iš tolimų valstijų, dažniausiai iš tų regionų, kur nėra lituanistinių mokyklų. O šiaip negaliu nepasigirti, kad Bostono lituanistinė mokykla yra viena iš 6 seniausių pasaulio lituanistinių mokyklų, antra pagal senumą Amerikoje ir mus lenkia tik tai 2 savaitėm. Senesnė už mus yra Švento Kazimiero lituanistinė mokykla Los Angeles. Bet taip rezimuojant, kaip čia sekasi, gerai sekasi turbūt. Sakau, reikia tik tai nepamiršti adaptuotis, galbūt šiek tiek irgi keisti tą savo veiklos profilį, daryti tai, ką gali daryti geriausia. Tai aš jaučiu, kad mano dabar geriausia veikla, produktyviausia veikla yra vis tik tai mokymo priemonių kūrimas. Su kolege Rita Mikelionytė iš Lietuvos, kuri kadaise buvo pirmoji praktikantė, kai tik tai prasidėjo studentų mainų iš Lietuvos programa. Rita buvo mūsų pirmoji praktikantė ir tai buvo jau turbūt gerokai daugiau nei prieš 12 metų, jei nemeluoju. Ir praėjo tiek daug metų ir mes sukūrėme ir programą lituanistinėms mokykloms ir pagal ją kūrėme mokymo priemonės, dabar jau yra išleistos 6, dirbame su 7 dalimi. Prie mūsų prisijungė dar viena mano buvusi kursiokė, sena draugė Aurelija Kaškelevičienė, taip pat vadovėlių autorė. Tai labai didžiuojuosi aš tą veiklą, džiaugiuosi tuo kūrybiniu procesu. Tai va taip. Sveikinu. Smagu. Ačiū. O tai kiek iš viso tų knygų dabar yra, jūs esat jau parengusi?
Kartu su Rita esame parengusios šešias dalis. Dabar sakau, dirbame su 7, o aš savo asmeninių šiek tiek turiu daugiau. Bažas čia, kaip sakau. Labai gerai, kad, žinot, tokį vis tiek svarbu tos mokymo priemonės ir tie vadovėliai, iš kurių tos pačios lietuvių kalbos mokomės, aš įsivaizduoju, kad jie šiek tiek skiriasi nuo tų vadovėlių. Aš taip manau, nes ko gero yra tam tikros specifikos, kai lietuvių kalba, kai mes kalbam, kad bandoma išlaikyti, puoselėti išeivijoje. Amerikos lietuviai dar irgi turi tam tikrą savą specifiką ir ypatumą, nes tai yra jau kažkelintos kartos vaikai, ar ne, kurių ten seneliai ir proseneliai senai išvykę gali būti ir jie jau gimė ir užaugę Amerikoje. Tai ar jūs rengdama tas mokymo priemonės kažkaip atsižvelgiate tą specifiką ir jeigu taip, tai kokiu būdu? Nes čia tikrai įdomus momentas. Ar jos tokios pačios kaip ir visos kitos, ar jūs visgi pritaikote prie? Taip, visiškai. Visų pirma, kad visoje išeivijoje, ne tik Amerikoje, bet lietuvių kalbos mokymas yra paveldėtosios kalbos mokymas. Tai yra tiesiog dabar jau nusistovėjęs terminas, anksčiau sakėm antroji kalba, galbūt svetimoji ar ne, ar dar kažkokia, dabar jau nusistovėjo paveldėtosios kalbos terminas. Ir lietuvių paveldėtosios kalbos mokome lygiai taip pat, kaip mes mokome visų kitų paveldo kalbų, o teisingiausias metodas yra laikantis Europos kalbų komisijos nuostatų ir vadinamojo BECMO, bendrųjų Europos kalbų aprašo, pagal kurį sudaromas mokymo turinys ir kiekviena gera mokymo priemonė turėtų turėti tam tikrus BECMO nustatytus elementus, tam tikras temas, kurios yra pateikiamos komunikacinių mokymo principų, pagal tą komunikacinį mokymo metodą ir svarbiausia, kad būtų mokoma 4 kalbos vartojimo sričių – kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo. Ir šitas visas kompleksas tai yra mūsų mokymo turinys ir, sakau, šitas metodas iš esmės skiriasi nuo gimtakalbiams leidžiamų vadovėlių, tačiau man labai džiugu matyti, kad šitos mūsų priemonės, nors jos iš esmės buvo iš pradžių skiriamos Amerikos auditorijai, kad jos yra plačiai vartojamos, naudojamos net kitose šalyse ir Lietuvoje. Tai atrodo yra labiausiai naudojama mokymo priemonė mokyti ukrainiečių vaikus. Ir atrodo, kad net ir suaugusieji, nors šitie iš esmės vadovėliai yra skirti vaikams, bet net ir suaugusieji kai kurie tą medžiagą naudojasi. Tai, sakysime, jūs dar paminėjote, kad tai yra kelių kartų, ar ne vienodos, sakysime, nevienodų gebėjimų. Ir jūs esate absoliučiai teisi, kad mūsų auditorija yra labai labai plati ir mokyklose ir nuotolinėse grupėse gali būti vaikų, kurie mokosi labai tokioj sumaišytoje aplinkoje ir kalbos lygis skiriasi, tai čia yra iššūkis. Gera mokymo priemonė turi savyje tuos įrankius, kuriuos galima panaudoti mokant ir žemesnio ir aukštesnio lygio mokinius. Žinoma, mokytojas irgi turi būti susipažinęs su tą metodologiją ir gebėti tai daryti. Ir pabaigai rezimuojant šitą mintį noriu dar pasakyti, kad, sakysim, mokymas nuotoliu šitoje vietoje yra labai labai dėkinga
medija, sakysime taip. Ar aplinka. Kanalas tiesiog dėkingas, ar ne? Taip, nes mokant nuotoliu galime sugrupuoti žmonės pagal, ir vaikus, ir suaugusius, pagal jų panašų amžių ir panašų kalbos lygį. Ir pamokos vyksta ne vienu metu, ne vienoj virtualioj klasėje, bet daugybėje grupių. Ir mokant, sakysime, kontaktiniu būdu fizinėse mokyklose, šitos laisvės turime šiek tiek mažiau, nes susirenkam vienu metu, ar ne, toj pačioj aplinkoje ir iššūkių dėl kalbos lygių gali būti šiek tiek daugiau. Ar esat pastebėjusi, koks lietuviškas žodis gražiausias pasaulio lietuvių vaikams? Turbūt dauguma ir sakytų Lietuva, sakytų meilė. Esam žaidę šitą žaidimą, įdomu, kad paklausėt, žinot, kada reikia kurti tą debesėlį lietuvišką ir kokiais žodžiais mes apipinam tą. Tai, meilė, Lietuva, saulė, sako, dažniausiai himno žodžius kartoja. Jūs turbūt nustebsit dabar, ką aš jums pasakysiu, nes aš irgi esu šiek tiek jau ne vieną sykį tą klausimą uždavus ir netgi esu mačius irgi tam tikrų, kaip jūs sako, debesėlis, kažkokių kūrybinių darbų, kurie yra apie tuos lietuviškus žodžius ir netikėtai pasirodo, labai dažnai minimas lietuviškas žodis kaip vienas gražiausių, įdomiausių ir žodžiu, tokių labiausiai įstrigusių yra sliekas. Labai įdomu, aš žinote šitą mintį, jeigu jūs leisite, aš panaudosiu būtent šitą kalbos žingsnių vadovėlyje, nes kaip tik netrukus pradėsime kurti naują temą apie gamtą. Prašau, tai jūs jau turite įvadą. Sliekas, labai ačiū, gera mintis. Nežinau kodėl, bet ir man, žinokit, po to kažkaip tas žodis tikrai gražus pasidarė, jis gražesnis negu iki tol buvo. Niekada nebuvau susimąsčius, koks gražus yra lietuviškas žodis sliekas. Vaikams pasirodo, jisai tikrai patinka. Jūs esate gavusi lituanistinio švietimo mokytojo, dėstytojo premiją už savo veiklą lituanistinėje srityje. Ką jums reiškia šitas įvertinimas? Iš tiesų labai daug reiškia. Tai mano ne tik darbo rezultato pripažinimas, bet mano gyvenimo įprasminimas. Galbūt taip. Nes aš esu gavusi ir užsienio reikalų ministerijos tokį medalį, kaip jisai ten vadinasi, iš lietuvių, čia aš turiu iš tiesų net tokį pasidėjusi. Matosi gerai dabar. Tai jis skiriamas už nuopelnus Lietuvai apskritai, bet šitą mokytojo premiją, ir aš esu turbūt viena iš 6 ar 7, nežinau, kiek dabar jau tų asmenų gavo šitą pripažinimą, šitą vardą, tai yra mano jau tikrai tos veiklos gyvenimo įprasminimas, tai aš labai, labai tuo džiaugiuosi, nes kartais taip sėdi savo darbo kambarį, taip labai vieniša prie kompiuterio, nors per langą aš matau trispalvę, iš tiesų tikrai mūsų kieme yra trispalvė iškelta, bet, sakau, ta veikla gali būti labai vieniša, net ir turint lietuvių bendruomenę šalia. Nes galų gale niekas nemato, kiek tu čia valandų žaliuoji prie to kompiuterio, ar ne, ir kiek laiko įdedi į tą kiekvieną parašytą žodį, tai va, tai yra įprasminimas. Ačiū Jums, dar kartą sveikinu. Tikrai, man atrodo, kad svarbus tas įprasminimas kiekvienam žmogui. Tai
Gailutė, ačiū. Gaila, kad mes gyvai su jumis negalėjom pasikalbėti, bet taip jau nutiko, kad nei aš į Ameriką, nei jūs į Lietuvą. Žodžiu, bet gal dar ateityje kažkada ir dar bus tų pokalbių. Tikrai labai įdomu jūsų klausytis ir linkiu didžiausios sėkmės toliau jūsų tame tokiame labai prasmingame darbe. Tai linkėjimai Amerikos lietuviams patys didžiausi. Ypatingai vaikams, kurie mokosi lietuvių kalbos, didžiausios jums sėkmės ir dėkoju už pokalbį. Ačiū labai, aš jau anūką mokinau. Va, smagu. Lietuviškai. Smagu. Tai sėkmės. Ačiū jums. Ačiū jums, Daiva.